Govinda Govinda Madana Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda Govinda, Madana Mohan. Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Harindi Jaguna Jaya Jai Mahaprabhu. Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Harindi Jaguna Jaya Jai Mahaprabhu. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda Govinda, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda Govinda, Madana Mohan. Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki, Shri Gonitai Ki, Shri Radhagolokananda Ki, Shri Giri Govardhan Ki, Gopramanande. All glories to this Amul devotees. All glories to this Amul devotees. All glories to this Amul devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Could I have my hat back, please? So, Hare Krishna devotees. Hare Krishna atsidavusieji. So we are going to have a short seminar on getting and giving good association. Taigi dabar bus trumpas seminaras apie tai, kaip gauti ir duoti bendravimą, gerą bendravimą. Mainly on that theme. Pagrinde ta tema. But also a bit about getting and giving bad association. O taipogi kalbėsime šiek tiek ir apie tai, kaip gauti ir kaip duoti blogą bendravimą. Anyway, it'll be less about that. Aišku, bus truputį mažiau apie tai. But it will be something to do with that. Tiesiog kalbėsime ir apie tai, žinoma. Okay, so here we go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yes, so today we will focus on getting good association. Taigi šiandien susikoncentruosime ir bus pagrindinė tema apie tai, kaip gauti gerą bendravimą. And not tomorrow, but what is it? Friday. O ne rytoj, o penktadienį. Anyway, the next session we have, we'll talk about giving good association. O penktadienį mes kalbėsime apie tai, kaip reikia duoti gerą bendravimą. And on Saturday, we'll talk about getting and giving bad association. O šeštadienį kalbėsime apie tai, kaip gauti ir duoti blogą bendravimą.
Yes, anyway, we all know, I think we've all heard, association is an extremely important part of life. Ir tikriausiai visi esate girdėję, kad bendravimas yra labai svarbi gyvenimo dalis. Yeah, even in just ordinary materialistic life, people tend to understand this point. Netgi paprastame materialistiškame gyvenime žmonės yra linkę suprasti šito dalyko, šitos temos svarbumą. Yeah, there's a saying like, what is it? You can tell a man and a woman by the company they keep. Ir netgi yra posakis, kad tu, žodžiu, su kuo sutapsi, to ir tapsi, tai gali spręsti apie žmogų pagal tai, kokią kompaniją jis supa, bendriją gauna. Just look at the sort of people who someone associates with, and then you get a very good idea of what that person is like. Ir tai reikia pažvelgti, su kuo žmogus bendrauja, kokia aplinkoje jis būna. Iškart galima susidaryti įspūdį, kas per žmogus. So let us begin by just reciting one verse. Ir pradėsime nuo to, kad perskaitysime vieną posmą. Yes, it is, what is it? It's Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, chapter, what is it, 10, 10 skyrius, verse 9. 9 tekstas. I don't know how many of you are Bhakti Shastris. Nežinau, kiek iš jūsų baigėte Bhakti Shastrą. Skажите, пожалуйста, что это? Bhagavad Gita, yes, what is it? Ar galite pasakyti, gal kas mokate mintinai šitą tekstą? 10:9. Okay, anyway. This is one you must learn. Ir tai yra tekstas, kurį reikėtų išmokti mintinai. Maybe, I don't know. We'll be reading a few verses here and there as we go through our sessions. Ir mes skaitysime keletą tekstų iš skirtingų šaltinių, kai tęsime paskaitą. And maybe, we'll ask you to learn some of these verses. Ir gal netgi paprašysime kažko iš jūsų paprašysime visų išmokti keletą iš šių tekstų. Anyway, let's see how it goes. Taigi pažiūrėsim, kaip mums seksis. But maybe at the end, if someone can remember this verse, just this one verse, will give you a prize. Bet paskaitos pabaigoje, jeigu kas nors iš jūsų atsimins ir mintinai pasakysite šitą tekstą, vieną šitą tekstą, tas gaus prizą. So anyway, this is Bhagavad Gita chapter 10 verse 9. Taigi tai yra Bhagavad Gita 10 skyrius 9 tekstas. Machchita madgata prana. Well, let's do it responsibly. Let us do it responsibly. Žodžiu, kartokite pasakymą. Thank you. Yes, okay. Even if you have it there, if your iPhone knows already, it's more advanced than you. But even if you don't have a device with you, just try and learn it by hearing. Bet jeigu turite šio teksto priešais akis, tai tiesiog pasistengkite išgirsti, pakartoti ir išmokti. Listen carefully. Paklausykite atidžiai. Machchita madgata prana. Machchita madgata prana. Bodhayanta parasparam. Bodhayanta parasparam. Katayantas chamam nityam. Katayantas chamam nityam.
Tushyanti cha ramanti cha Machchita madgata prana Bodhayanta parasparam Katayantas chamam nityam Tushyanti cha ramanti cha Machchita madgata prana Bodhayanta parasparam Katayantas chamam nityam Tushyanti cha ramanti cha. Who would like to just repeat it? Kas norėtumėt pakartoti? Tiesiog. Давайте. Machita madgata prana. Bodhayanta parasparam. Kathayantas chamam nityam. Tushyanti cha ramanti cha. Machita madgata prana. Kathayantas chamam nityam. It's a lady or a couple of ladies. Machchita madgata prana. Bodhayanta parasparam. Kathayantas chamam nityam. Tushyanti cha ramanti cha. You sure Mataji? Machchita madgata prana. Bodhayanta parasparam. Kathayantas chamam nityam. Tushyanti cha ramanti cha. And here's the translation. Ir čia turime vertimą. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Mano tyri bhaktai mintimis pasinėrė į mane. Visas jų gyvenimas paskirtas tarnauti man. Jie patiria didžiulį pasitenkinimą ir palaimą, nuolat šviesdami vienas kitą ir kalbėdami apie mane. Okay, so that's very nice verse, of course, and very important verse. Ir tai žinoma labai gražus tekstas ir labai svarbus. Just to introduce us to our subject. Vien tam, kad įvesti mus į šitą temą. So, one very important point, Srila Prabhupada actually said that Krishna consciousness is 90% association. Ir Srila Prabhupada yra pasakęs, kad Krišnos sąmonė tai yra 90% priklauso nuo bendravimo. Yes. And of course, in Krishna consciousness, there are different types of association. Ir žinoma, Krišnos sąmonėje yra skirtingi bendravimo tipai, rūšys. Of course, there is being in the company of devotees and having exchanges with the devotees. Ir žinoma, tai yra buvimas atsidavusių draugijoje ir keitimasis įvairiausiais. Then, of course, there is association with the Lord in the form of His deities. Ir žinoma, yra bendravimas su viešpačiu dievybių formoje. And association with the Lord in the form of His holy names. Ir yra bendravimas su viešpačiu jo švento vardo formoje. And a very popular
form of the Lord. Ir labai populiari viešpaties forma Prasadam. Yes. yra prasadas. Well done. Thank you, Achila Bay. Well, but it's true that prasadam is a form of Krishna. Bet tai yra tiesa, prasadas irgi yra Krišnos forma. And, there's one famous verse in Chaitanya Charitamrita. Ir yra labai žymus posmas Chaitanya Charitamritoje. It comes at the end of the list of 64 devotional activities. Ir jisai pateikiamas 64 atsidavimo veiklų sąrašo pabaigoje. Given by Lord Chaitanya to Srila Sanatana Goswami. Ir šį sąrašą išvardina viešpats Chaitanya Sanatana Goswami. And this particular verse, I'll read it in a moment. Ir šitas posmas, kurį aš iš akimirkos perskaitysiu. If you want to make a note of what the verse number is, I'll tell you. Ir jeigu jūs norite, galite užsirašyti, koks posmo numeris. It's Chaitanya Charitamrita. Tai Chaitanya Charitamrita. It's the Madhya Lila. Madhya Lila. And it's chapter 22. 22 skyrius. And it's verse 128. Tai 128 tekstas. And it's the last 5 and the 5 most important of all the devotional activities. Ir ten išvardintos 5 pačios svarbiausios atsidavimo tarnystės veiklos. So this is the verse. Ir tai yra posmas. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Srimurtir, Shradaya, Sevan, which means we must associate with devotees. Kas reiškia, žmogus turėtų bendrauti su atsidavusiais, We must chant the holy names of the Lord. kartoti šventus Dievo vardus, We must hear Srimad Bhagavatam privalo klausyti Srimad Bhagavatam and all the other books that Prabhupada gave us. ir kitas knygas, kurias mums davė Šrila Prabhupada. Then Mathura Vas, we should live in Mathura, or, if that's too difficult, make our home like Mathura, Vrindavan. Ir taipogi turėtume gyventi Madhuroje, Madhuravasi, arba kitoje šventoje vietoje, arba paversti savo namus į tokią šventą vietą. And then we must worship the deities with great faith and reverence. Ir tada mes privalome garbinti dievybės su dideliu tikėjimu ir pagarba. So, right, these 5 activities, well, like we said, Lord Chaitanya says they're the most important. Ir tai yra 5 atsidavimo tarnystės veiklos, kurias viešpats Chaitanya išvardino kaip pačias svarbiausias. Now, Sadhu Sangha, getting association, we're focusing on that this morning. Ir Sadhu Sangha, bendravimus su atsidavusiais, į tai mes susifokusuosime. And, it's interesting to note that the other 4 activities are really enhanced when you do them in the association of other devotees. Ir labai įdomu ir svarbu suprasti, kad kitos 4 veiklos, jos sustiprėja ir auga, jeigu mes bendraujame su atsidavusiais. Like, for example, Nama Kirtan, having a kirtan. Kaip kad pavyzdžiui, Nama Kirtanas, tai vyksta kirtanas. We just had a kirtan, of course, Mes ką tik turėjome kirtaną and I think you found it nice. ir aš tikiuosi, kad jums patiko. Prabhuji did, for sure. Prabhuji tikrai patiko. Good. Right. And, a very important part of it is that we're all together with other devotees and the whole mood just gets expanded because of the association of other devotees. Ir žinoma, kad kai mes esame kartu su atsidavusiais, giedame kartu, tai visa nuotaika labai stipriai sustiprėja. And, it is possible
to have a one man or one woman kirtan. Ir žinoma, kad yra įmanoma tiesiog, kad viena moteris arba vienas vyras dainuotų kirtaną. You know, somehow or other, at some point, you may end up just somehow or other on your own. Ir gali būti, kad taip jūs kažkada tai gyvenime atsidursite kažkur būsite vienas. So you should have some kirtan on your own. Ir žinoma, jūs turėtumėte tada sudainuoti kirtaną pats vienas. I remember one time we were having a program in the streets in the middle of Johannesburg in South Africa. Ir atsimenu, vieną kartą mes turėjome tokią programą Johannesburgo gatvėse. And all the other devotees were distributing prasadam. Ir visi atsidavusiai dalino prasadą. And then there was me. Ir ten buvau aš. What? And so I took mridanga Taigi aš paėmiau mridangą, and put it around my neck. užsidėjau ją ant kaklo. And I was playing the big head, you know, with my left hand. Ir, žodžiu, plačiai galą mušiau su savo kairė ranka. And I had a pair of kartals. Ir turėjau porą karatalų. I put them just beside me on the side there. Ir pasidėjau jo šalia savęs šone. I mean the bottom one. Ta tokį gali, šonu, pabandžiau juos. And the other one I was playing. O su kitu aš grojau. So one man kid Vieną karatalą ir kitą. with mridanga and kartals. Taigi vyko vieno žmogaus kirtanas su mridanga ir karatalais. So you can do it. Taigi ir jūs galite pabandyti. Even some people, you know, they have a harmonium, they operate with their feet. Ir žinot, kai kurie žmonės turi harmonijas ir jie netgi groja savo pėdomis. Anyway, my point in this case, though, is that for kirtan, you can do it on your own. For sure, you can. Ir ką aš noriu pasakyti apie kirtaną, tai žinoma, jūs galite atlikti jį vienas pats. But when there are other devotees, it enhances the kirtan. Bet kai šalia yra ir kiti atsidavusieji, tai padidina kirtaną. And then Bhagavat Shravan, hearing the Bhagavad or hearing like the books of Prabhupada. Ir kai Bhagavatas Shravan, tai klausant Šrimad Bhagavatam, skaitant knygas Prabhupados. And I can mention just one experience I had. Noriu paminėti vieną patirtį, kurią aš turėjau. It was, I think it was 1991. Bet tai buvo 1991. And I was going to participate as a student in the VIHE, the Vrindavan Institute for Higher Education. Ir aš ruošiausi dalyvauti tenais Vrindavano aukšto išsilavinimo institute. And I was going to take a couple of courses, but one was Nectar of Devotion. Ir ten ruošiausi, žodžiu, dalyvauti keletoje kursų, bet vienas buvo iš atsidavimo nektaras. And I'd already read the book before. Ir aš buvau jau perskaitęs knygą. In fact, I had read it 5 times before. Iš tiesų, tai buvau perskaitęs jau 5 kartus ją. So I thought, right, I know Nectar of Devotion, no problem. Taigi aš pamaniau taip, aš tikrai išmanau atsidavimo nektarą. So then we did the course for 1 month. Ir tada mes turėjom 1 mėnesio kursą. Every day. Kiekvieną dieną. And, you know, there were like 30 other devotees involved. Ir kartu dalyvavo dar 13 atsidavusiųjų. And so much discussion was there and asking questions and going deeply into the subject matter. Ir vyko diskusijos ir buvo užduodami klausimai ir mes stengiamės įsigilinti į tas temas. And I remember when we finished that course after 1 month, I felt very clearly that, like, I had not known Nectar of Devotion before. Ir kai aš užbaigiau šitą kursą, aš supratau, kad aš visiškai nieko neišmaniau apie atsidavimo nektarą prieš tai. Yeah, it was really like, anyway, it was just much, much deeper than, you know, even though I had read it a number of times before. Taigi tai buvo kur kas gilesnis suvokimas, nors ir aš prieš tai skaičiau daugybę kartų šią knygą. So that was through the Association of Devotees.
Ir visą tai nutiko atsidavusių bendravimo dėka. And the same thing applies, to visiting the holy places, Ir lygiai tas pats taikytina ir lankant šventas vietas. particularly if you don't know your way around the holy places. Ypač jeigu jūs nežinote, žinoma, kelio, kaip ten, kur eiti būnant šventoje vietoje. I remember I was with a group of devotees many years ago, and we were doing Govardhan Parikrama. Ir atsimenu, mes buvom su grupė atsidavusių ir mes ėjome Govardhano parikramą. And there was one boy with us, he was very new to Krishna consciousness. Ir su mumis buvo vaikinas, kuris buvo visiškas naujokas Krišnos sąmonėje. And we got to the far end of the hill, we sat down for a while and chanted. Ir mes nuėjome į tolimą kalno dalį ir ten atsisėdome trumpai kartoti mantrą. And we noticed this one new boy has disappeared. Ir mes pastebėjome, kad tas naujokas kažkur tai dingo. Where's he gone? Has he got lost? Tai kur jis dingo, ar jisai pasimetė? And then we heard up on the hill, we heard some sort of little bit of crashing and clunking and some noises. Something's happening up there. Ir tada ant kalno išgirdom kažkokius braškėjimus, kažkokius garsus, supratom, kad ten kažkas vyksta. And we looked up and there he was up on the hill. Ir pažvelgėm į viršų ir ten buvo jis ant kalno. So we called him down, come on, come down, get off the hill. Ir tada mes jį pašaukėm, nagi, lip greičiau nuo kalno. And we asked him, what were you doing on the hill? Ir paklausėm jo, kągi tu ten darai ant to kalno? And, Hare Krishna, he said, well, I just really needed to use the toilet. Jis pasakė, žinote, man tikrai labai reikėjo į tualetą. And down here, on ground level, there's so many people around. But up on the hill I saw, there's nobody there. Ir tada, o čia pačioje prie kalno, tai tiek daug žmonių eina ir eina. O pastebėjau, kad ant kalno tai visiškai nėra žmonių. Anyway, we managed to catch him before he did anything worse than what he'd done. Bet labai džiaugiamės, kad mes jį pagavome, kol jis dar nieko nespėjo ten atlikti savo reikalų. But if it hadn't been for the association of devotees, something really not very nice would have happened. Tačiau jeigu jis būtų buvęs vienas, bet atsidavusių bendrijos, kažkas baisaus galėjo nutikti. And then even the worship of the deities, of course, we can see there, they are right there. They look just so beautiful. Ir kalbant apie dievybių garbinimą, tai štai jos yra čionais, jos atrodo taip gražiai. But, when they're dressed and when they have been worshipped and then dressed and decorated, etc., they look even nicer than when just, the metal deity is just standing there. Ir kai dievybės yra garbinamos, labai gražiai rengiamos ir puošiamos, jos atrodo dar gražiau negu kad tiesiog metalinė statulėlė. And that's the association of devotees. Ir tai visą tai gauname atsidavusių bendrijos dėka. When the deities get the association of devotees in that way, it just enhances the deities. Ir kai dievybės gauna atsidavusių bendravimo tokiu būdu, tai labai papuošia, pagražina dievybės. Now, baby, I think you must take your mother out. Aš manau, kad reikėtų mamą išimti. That's the way, yeah, just take her out. She'll be okay. Look after her there. Right, so, yeah. So we're talking about getting the association of devotees. Tik mes kalbame apie tai, kaip gauti atsidavusių bendravimą. Let me recite another verse to you. Ir aš norėčiau paskaityti jums dar vieną posmą. This is Bhagavatam 1:18:13. 1:18:13. Adin Vasanatsit Trinatsit. Tulyama Levenapi Nasvargam Napunarbhavam Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kim Utashisha, which means, you got it?
Yes. Okay? Haribol. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter, and what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which are for those who are meant for death. Taigi netgi akimirka bendravimo su viešpaties atsidavusiu negali prilygti aukštesnių planetų ar išsivadavimo nuo materialaus pasaulio išsivadavimo. Ir ką kalbėti apie pasaulietinius palaiminimus tokioje formoje kaip materialus klestėjimas, kuris yra skirtas tiems, kurie ruošiasi mirti. Well, that's pretty clear, isn't it? The association of devotees is really extremely valuable. Ir tai tikrai labai aiškiai pasakoma, kad bendravimas su atsidavusiais yra be galo svarbus ir vertingas. Now, here's an interesting point from the 10th canto. Ir yra labai įdomus momentas 10-oje giesmėje. There's the pastime of Lord Krishna killing one sort of crazy demon named Paundraka. Ir ten viešpats Krišna aprašoma, kaip Krišna nužudo tokį išprotėjusį demoną Paundraką. So now this, I won't get into all the details, but like I said, he was kind of crazy. Ir aš nepasinersiu čia į detalės, bet jisai buvo toks kaip išprotėjęs. And he was claiming to be God. Ir jisai teigia, kad yra Dievas. And he was saying that Krishna is not God. Ir žinoma sakė, kad Krišna nėra Dievas. And he was saying that, listen, Krishna, you stole my 4 symbols. Ir jisai pasakė Krišnai, Krišna, tu pavogiai mano 4 simbolius. My chakra, my club, and my lotus flower, and my concha. Taigi tu pagrobei mano čakrą, mano vėzdą, mano lotosą ir mano kriauklę. And you give them back to me. Taip, kad sugrąžink man juos atgal. So there, one of our commentators, Acharyas, he says that, there was this crazy fellow named Paundraka, and he was claiming to be God. Ir vienas iš mūsų komentuojančių ačarių sako, kad buvo toks išprotėjęs vaikinas vardu Paundraka. Ir jisai reikalavo iš viešpatės sugrąžinti simbolius. And then a few verses later he says basically the same thing in slightly different words, but basically it's the same idea. Ir už kelių tekstų taip pat yra pakartojama ta pati idėja, ta pati mintis. And one of our acharyas comments there that here we can see that in the Bhagavatam, this one verse has more or less been repeated. Ir mūsų ačarijas pastebi, kad Šrimad Bhagavatam kai kurie posmai kartojasi. And he says, now anyway, just listen to this. Ir jisai sako, paklausykit manęs. Are you ready? Ar pasiruošę? Mm-hmm. He says, in such a small book as Srimad Bhagavatam, if something is repeated, you must understand it's of exceptional importance. Ir tokia mažoje knygoje kaip Šrimad Bhagavatam, jeigu kažkas kartojasi, tai reiškia, tai yra ypatingai svarbu. Alankara kniga, da? Maža knyga, tai? Alankara, da. No problem. Chitaja. Очень быстро. Yeah, he says that everything in the Bhagavatam, everything is so compressed. Taigi sakoma, kad Bhagavatam yra viskas taip koncentruota. Like, for example, when Sita is kidnapped from Lord Ram. Pavyzdžiui, kai pasakome apie Sitą, kuri buvo pagrobta iš Ramos. There's like 1 or 2 or 3 verses talking about this. Apie tai kalba gal 1, 2 ar 3 posmai tik tai. But in Ramayana, it's something like 4 or 5 chapters. Bet pačioje Ramayana tas pats įvykis aprašomas
4 ar 5 dalyse. So it's very compressed in the Bhagavatam. Taigi Bhagavatam viskas taip suspausta. So therefore he makes this point, if we find in the Bhagavatam something is actually repeated, it means it's of exceptional importance. Todėl jeigu Bhagavatam kažkokia mintis kartojasi, tai reiškia, jinai yra ypatingai svarbi. So here is my point in this regard. Ir tai yra tai, ką aš noriu pasakyti šiuo atžvilgiu. If you read Bhagavatam, 4th canto, chapter 30, verse 34, Ir jeigu jūs perskaitysite Bhagavatam 4 tekstą, 4 skyrių, 34 skyrių, then you find it is identical to 1:18:13. Jeigu jūs perskaitysite tą tekstą, if you can please repeat which one, Wasn't that the true answer? Yeah. 1:18:13 ir another one is chapter 4. Chatiri treats Chatiri. 4. Anyway, Tuliyama Lavenapi, Naswargam Napunarabhavam, Bhagavat Sanghi Sangasya, Martyanam Kim Utashisha. It is completely identical. Taigi jisai abudu šie tekstai yra visiškai identiški. Of course, the point in those two verses is that the association of devotees is just so exceptionally valuable. Ir mintis yra ta, kad bendravimas su atsidavusiais yra be galo vertingas. Anyway, it's just a bit of food for thought, something you can think about. Ir tai yra jūsų apmąstymams. And I'll just tell you the verse numbers again, so if any of you want, you can look them up and just see. Ir aš galėsiu pakartoti jums šitų tekstų numerius tam, kad jeigu norite kažkas paskaityti, patikrinti. The first one was 1:18:13. Taigi pirmasis buvo pirma giesmė, 18 skyrius, 13 tekstas. The second one was 4:30:34. O antrasis buvo 4 giesmė, 30 skyrius, 34 tekstas. Okay, anyway, that's just for your information. Čia tam, kad žinotumėt. Right, let us now continue by giving some examples of people who got association of devotees and it just really transformed them. Ir toliau norėčiau pakalbėti apie pavyzdžius atsidavusių žmonių, kurie gavo bendravimo su atsidavusiais ir kaip juos stipriai transformavo tas įvykis. Right, so first one we've got in our list is Narada Muni. Ir pirmasis tai Narada Munis. Narada Muni was a little boy, maybe 5 years old, something like that. Ir Narada Munis buvo mažas berniukas, 5 maždaug metų amžiaus. And at least it's not stated that he was like really a devotee as a little boy. Ir bent jau kaip mažas berniukas jis dar nebuvo atsidavęs. But then he got the association of some great devotees. Bet tada jis gavo didžių atsidavusių bendravimą. He was living just with his mother. It was just the two of them. Ir jis gyveno tik su savo mama, jie buvo dviese. And he was a good boy, he was a well-behaved boy. Ir jis buvo geras berniukas, paklusnus, gražiai elgėsi. So during the rainy season, then a group of great devotees came and stayed with him and his mother. Ir lietaus sezono metu grupė atsidavusių atvyko ir apsistojo kartu su juo ir jo mama. And his name was not Narada Muni at the time, was
in his next life, he got the name Narada Ir Muni. tuo metu jisai nebuvo dar Narada Munis, jisai sekančiame savo gyvenime gavo šį vardą Narada Muni. But anyway, in that life, this little boy Narada Muni, he served the devotees very nicely. Ir būdamas berniuku, Narada Munis, jisai tarnavo atsidavusiems labai gražiai. And he would, it was raining so much, they couldn't go outside. They'd just sit in the house, the devotees, and just discuss Krishna consciousness. Ir kadangi labai stipriai lijo, visi atsidavusiai sėdėjo tiesiog namo viduje ir aptarinėjo viešpaties žaidimus. And he was just like we said, he was a 5-year-old child. Ir jis buvo 5 metų amžiaus vaikas. But he would sit there and listen to them. Tačiau jis sėdėjo ir klausė jų. Of course, small children, it's often or usually difficult for them to just sit and listen to some Krishna katha. Ir paprastai mažiem vaikam, tikrai 5 metų amžiaus, tikrai yra sunku atsisėsti ir klausyti ilgą laiką Krishna katha. But he did that. Tačiau jis tai darė. And one day they were taking prasadam, Ir vieną dieną jie valgė prasadą. and the sages, those devotees, they finished their prasadam. Ir išminčiai tie atsidavusieji jie užbaigė prasadą. And little Narada, he asked them, "Can I take some of your remnants?" Ir mažasis Narada paklausė, ar galėčiau suvalgyti jūsų likučius. And they said, "Yes, you can, it's okay." Ir jie atsakė, žinoma, taip. So he ate some of their prasadam remnants, and that, along with listening to them and rendering service to them, it had a huge impact on the child. Ir jis suvalgė tos likučius ir taip pat kartu su tarnyste, kurią jis atliko, klausymo juo, pasakojimu, tai padarė labai didelį įtaką vaikui. And then they left when the rainy season finished. Ir kai jie išvyko ir pasibaigė lietaus sezonas, And now it's just him and his mother. ir tai liko vėl jisai ir jo mama. But then his mother was bitten by a snake and she died. Taip jau nutiko, kad jo motinai įgėlė gyvatė ir ji mirė. And little boy Narada, he took it as Krishna's arrangement. Tai mažas berniukas Narada, jis suprato, kad tai yra Krišnos valia. Not just like panic stations, why my mother? Ne tai, kad jis pradėjo panikuoti, But he took it in a very sober way. bet jis tai priėmė labai su tokiu susivaldžiusiu būdu. And immediately he left on pilgrimage. Ir akimirksniu išvyko piligrimystę. Anyway, in his next life, he became the great devotee Narada Muni. Kaip ten bebūtų, kitas savo gyvenimo jis tapo didžiu atsidavusiu Narada Muni. So the change, the spiritual development was through the association of those devotees in different ways. Taigi ta transformacija, tas dvasinis suvokimas įvyko atsidavusių bendravimo dėka. And we should, when we get some opportunity, we should do some service for some devotee or devotees. Ir jeigu mes turėsime galimybę, mes taip pat turėtume atlikti tarnystę atsidavusiesiems. And we should listen nicely when the devotees are discussing. Ir turėtumėm atidžiai klausytis, kai atsidavusieji aptarinėja žaidimus. And we should get some remnants of the devotees' prasadam. Ir taipogi turėtumėm valgyti atsidavusių prasado likučius. Of course, generally, if you ask the devotees, they will just say, no. Paprastai, žinoma, jeigu jūs paprašysit atsidavusiojo likučius, pasakys ne. So, but one way or another, nicely, not like too sort of, in too extreme a way, get some remnants of the devotees' prasad. Tačiau vienokiu ar kitokiu būdu, ne tai, kad labai tiesiogiai ir agresyviai, bet sugalvokite kaip ir paimkite šiek tiek atsidavusių likučių. I remember many years ago, it means probably like 30 years ago,
I was in Vrindavan, Ir atsimenu, kad maždaug prieš 30 metų aš buvau Vrindavane. and two very nice devotees were having prasadam and discussing things. Ir tu labai nuostabus atsidavusi valgė prasadą ir aptarinėjo. And one of the devotees, when the other one was speaking, Ir vienas iš atsidavusių, kai kitas kalbėjo, he put his fingers into his mouth. jis įkišo savo pirštus į jo burną. And got some prasadam. Ir ištraukė šią prasadą. Seriously. Aš rimtai. But we don't recommend doing it in that way. Bet mes nerekomenduojame to daryti. But some way, without being too extreme, try and get some prasadam. Tačiau kažkaip tai ne per daug ekstremaliai pabandykite gauti jų prasadą. Okay, anyway, here's another very nice and very important example. Ir taipogi yra dar vienas labai svarbus ir gražus pavyzdys. That is Haridas Thakur and the way he influenced the prostitute. Tai Haridaso Thakuro ir prostitutės pavyzdys. I'm sure many of you, maybe all of you, know the basic story. Manau, kad dauguma, arba galbūt visi iš jūsų žinot šią istoriją. That Haridas Thakur, he was from a Muslim background. Haridaso Thakuras buvo kilęs iš musulmonų šeimos. And there was at least one or maybe some like very staunch Hindus, and they really objected to Haridas Thakur being offered respect as a devotee. Ir kai kurie, tokie užkietėję indusai netgi atsisakydavo rodyti pagarbą Haridaso Thakurui kaip atsidavusiam. So they wanted to prove to the world he's not really a devotee, he's just a Muslim dressed up as a devotee. Ir jie norėjo įrodyti visam pasauliui, kad jis nėra atsidavęs, jis tiesiog kažkoks musulmonas, kuris persirengęs atsidavusiai. So this fellow, the main one, his name was Ramachandra Khan. Ir toks vaikinas vardu Ramachandra Khanas, he arranged for a prostitute to go and visit Haridas Thakur. Jis organizavo taip, kad viena prostitutė nueitų ir aplankytų Haridasą Thakurą. And he arranged for some policemen to be hiding in the bushes nearby. Taipogi jis organizavo, kad keletas policininkų stebėtų situacijas pasislėpę krūmuose. And CNN was there. And, I don't know, Fox News. Ir žinoma, viską ruošiasi transliuoti Fox naujienose. With their cameras. Visur buvo prislapstyta kamerų. Anyway, it's okay. But that was the idea. Let's catch him with this prostitute and just show the world. Bet idėja buvo ta, kad tiesiog pagaukime jį su ta prostitute ir parodykime visam pasauliu, kas jis per vienas. So anyway, the prostitute came and she initially tried to, speak very nicely to Haridas Thakur. Oh, you're so handsome. Oh, I'd like to get my hands on you. Žodžiu, vienaip ar kitaip atėjo prostitutė ir jinai, pradėjo kalbėti su Haridasu Thakuru ir kalbėjo, labai gražiai. Jinai sakė jam komplimentus, o tu toks gražus, gal galėčiau paliesti tave. But Haridas Thakur was very super cool. Tačiau Haridasas Thakuras išliko toks šaltas. Kritoid Chelabek. Labai kietas žmogus. And he didn't say just get out of here and just go. Jis nepradėjo ties rėkti, dink iš čia, eik šalin. He said, well, actually, that's a nice idea. Jis paklausė jos ir pasakė, na žinai, gal tai ir puikiai idėja. But I have to finish my rounds. Tik yra viena problema, man reikia užbaigti savo ratus. So just sit down and listen. Būk gerai, atsisėsk ir paklausyk. And he chanted and chanted because he was doing, like, say, 3 lakhs, say 190 rounds or something a day. Nes jisai kartoja labai daug, gal 3 lakus, 190 ratų. So she's sitting there listening. Taigi jinai ten sėdėjo ir laukė, klausė. And the night was going on. O naktis tęsėsi. She fell asleep. Ir ji netyčia užsnūdo.
But still she's hearing the chanting. Bet vis tiek jinai vis dar klausė tą kartojimą. The next morning she woke up and what was Haridas Thakur doing? Ir kitą rytą, kai jį prabudo, kągi Haridasa Thakura veikė. He was chanting his rounds. Jisai kartojo savo ratus. And she asked him, haven't you finished yet? Ir jinai tada jo paklausė, negi tu dar nebaigai? And he said, oh, that was yesterday's rounds. This is today's rounds. Ir tada jinai atsakė, o jisai atsakė, tai buvo vakar dienos ratė, o šiandien reikia šiandienos So kartoti. she's sitting and hearing and hearing Taigi jinai sėdėjo tenais ir klausėsi. this pure chanting from just the Namacharya, greatest chanter. Jinai klausėsi Namacharijos tyro kartojimo. And her heart was changed completely. Ir jo širdis visiškai pasikeitė. And after a few hours, she just realized what I'm doing is really wrong. Dar po kelių valandų jinai suprato, kad tai, ką aš ruošiuosi padaryti, yra tikrai labai neteisinga. And she became a devotee. Ir ji tapo atsidavusiąją. Like really serious devotee. Ir jinai tapo tikrai labai rimta atsidavusiąją. And just almost immediately after, Haridas Thakur handed his little ashram, very little ashram, over to her, and he went somewhere else. Ir visiškai netrukus Haridasa Thakura perdavė ją į savo ašramą, paliko, o pats iškeliavo kitur. So that's another example of, some sort of, you'd say, unlikely sort of person being like really deeply affected by the association of a great devotee. Ir tai yra nuostabus pavyzdys, kaip asmenį gali paveikti bendravimą su didžiu atsidavusiuoju. I mean, who would have expected a prostitute? Nesgi kasgi galėjo to tikėtis iš prostitutės. Now, devotees, just one thing to bear in mind, Taigi atsidavusiai turėtumėt kai ką turėti omeny galvoje. especially the gentlemen, Ypač vyrai. don't try that strategy. Niekada nebandykit šios strategijos. Just, you see a prostitute, just, okay, goodbye. That's Jeigu pamatysite prostitutę, tai tiesiog praeikite pro šalį. See you later. Sakykit, jei viso gero, susitiksim vėliau. So, but anyway, it's just a really wonderful example of getting good association. Bet kaip ten bebūtų, tai yra nuostabus pavyzdžiai, kaip gaunamas geras bendravimas. And here's another one from the Bhagavatam. Ir yra dar vienas pavyzdys iš Bhagavatam. Srila Vyasadeva, of course he's very great, but at that particular point he was in a confused state. Ir žinote, tai istorija apie Vyasadevą ir žinoma, jis labai yra didis, bet tuo momentu, apie kurį rašoma, jis buvo šiek tiek sutrikęs. But then he got the association of Narada Muni. Bet tada gavo Narada Munio bendravimą. And his confusion was cleared very immediately. Ir jo visos abejonės akimirksniu išsisklaidė. And then he gave Srimad Bhagavatam. Ir tada jis užrašė Srimad Bhagavatam. Actually, he had already given sort of like a version of Srimad Bhagavatam, but it was not really fully Krishna conscious. Ir jis jau buvo parašęs tam tikrą versiją Srimad Bhagavatam, bet jinai nebuvo pilnai Krishna sąmoninga. But now, after being instructed by Narada Muni, he gave us the Bhagavatam as we have it. Tačiau gavęs Narado Munio nurodymus, jisai parašė Bhagavatam tokią, kokią mes turime. Another example also from the Bhagavatam is Dhruva as a child who actually also got the association of Narada Muni. Kitas pavyzdys tai yra apie Dhruva Maharadžą, kuris taip pat pabendravo su Narada Muniu. And he was another little child. Ir tai buvo dar vienas mažas vaikas, And he didn't really know what to do. kuris nežinojo iš tikrųjų, ką jam daryti gyvenime. He knew I should find God. Ir žinojo, kad jam reikia surasti Dievą. And his mother told him, you want to find God?
go into the forest. That's generally where people go when they want to find God. Ir ką jam pasakė mama, kad jeigu tu nori surasti Dievą, tai eik į mišką, nes paprastai ten žmonės eina. But how to find God, that he didn't know. Tačiau kaip surasti Dievą, to jis nežinojo. So, Narada Muni came and preached to him, first of all, a bit. Taigi čia apsireiškė Narada Munis ir papamokslavo jam šiek tiek. Yeah, Narada told him, look, God, you're looking for God. God is everywhere. Jis jam pasakė, klausyk, tu ieškai Dievo, tai žinok, kad Dievas yra visur. And Dhruva, of course, he was a prince. Ir Dhruva, žinoma, buvo princas. He'd been living in a palace. Ir jis gyveno rūmuose. So Narada told him, just go home to the palace, because God is everywhere. He's in the palace also. Ir Narada Munis jam pasakė, žinai, grįžk atgal į rūmus, nes kadangi Dievas yra visur, jis gyvena į rūmuose. And out here in the forest, you're eating some berries and some fruits. You don't even know what they are. Some of them may be poisonous. Ir kągi tu čia valgysi miške, čia yra tik tai vaisiai, uogos ir kai kurios iš jų gali būti nuodingos. So go back to the palace, and there you'll get nice, deep fried sabji. Taigi sugrįžk atgal į rūmus ir ten gausite labai skanų sabdžio. Zharanaya kartoshka. Keptų bulvyčių. Kartoffelpuddervenski. Ir kaimiškos skanių bulvių. Really tasty. Be galo skanių. And it'll be prasadam. Ir ten bus prasado. It'll help you find God. Ir tai tau padės surasti Dievą. And Dhruva told him, listen, if you don't want to help me, can you please go away? Just leave me alone. Tada Dhruva atsakė, klausyk, jeigu tu nenori man padėti, tai tiesiog eik iš čia. So then Narada gave him some serious instruction. Tada Narada Munis davė jam rimtus nurodymus. It was mainly like Ashtanga yoga, but with some Krishna consciousness thrown in. Ir tų nurodymų pagrindą sudarė Ashtanga yoga, bet taipogi buvo Krišnos sąmonės elementai. So Dhruva became great devotee. Ir Dhruva tapo didžiu atsidavusiu. Then another example from Chaitanya Charitamrita is Mrigarhi the hunter. Ir dar vienas istorija tai apie Mrigarį, medžiotoją. He was just a terrible person. Jis buvo tiesiog siaubinga asmenybė. But he also got the association of Narada Muni. Bet jis taip pat gavo galimybę susitikti su Narada Muniu. I mean, it's very interesting how prominent Narada Muni is in Srimad Bhagavatam. Ir labai įdomu, koks įžymus yra Narada Munis Srimad Bhagavatam. And Mrigarhi, he was transformed by the association of Narada Muni. Ir pabendravo su Narada Muniu, Mrigaris taip pat transformavosi. Then another one is Valmiki. Ir dar vienas tai yra Valmiki. Valmiki was a great criminal. Valmiki buvo didelis nusikaltėlis. And he would sort of ambush people on the path through the forest. Ir užpuldinėdavo žmonės kelyje per mišką, kuris ėjo. Your money or your life. Pinigai arba gyvybė. And he tried to hold up Narada Muni. Ir, žodžiu, tada jisai vieną kartą taip sulaikė Narada Munį. Again, Narada Muni. Your money or your life. Atiduok pinigus arba atsisveikink su gyvybė. And Narada told him, listen, I don't have any money. Narada Munis, klausyk, aš neturiu jokių pinigų. And I'm not this body, so whether the body lives or dies doesn't really matter. Ir aš nesu šitas kūnas, todėl ar jis gyvens ar mirs, man visiškai nesvarbu. So I'll leave it up to you. You decide what you want to do with me. Todėl palieku spręsti tau, tu spręsk, ką su manim toliau daryti. Anyway, Narada preached to him, and he became great devotee. Vienaip ar kitaip Narada pamokslavo jam ir tada jis tapo didžiu atsidavusiu. Right, and actually then when he became a great devotee, he presented the Valmiki Ramayana, which is the main version of Ramayana. Ir kai jis tapo didžiu atsidavusiu, jis užrašė Valmiki Ramayaną, kur yra pagrindinė Ramayanos versija.
So there are plenty of examples from Shastra. Taigi tokie yra pavyzdžiai iš Šastros. Here's another one, Prahlad Maharaj. Ir turime dar vieną Prahladą Maharadžą. And who preached to him? Ir kas yra pamokslavo? Wow, Narada Muni. Amazing. Right, and there's others. Anyway, you get the idea, I think. Ir yra kitų istorijų, bet manau, kad jūs pagavote mintį. So, these are examples of people who they got the association of devotees. Ir tai štai tokie yra pavyzdžiai žmonių, kurie gavo galimybę pabendrauti su atsidavusiais. So we should really try to get good association. Taigi mes turėtumėm pasistengti gauti galimybę pabendrauti su atsidavusiais. So how are we going to do that? What must we do to get good association? Taigi kaip mums tai padaryti, kaipgi gauti tą atsidavusių bendravimą? Well, I'll tell you one thing which is very important. In my opinion, it's essential. Ir aš pasakysiu vieną dalyką, kuris yra be galo svarbus ir mano nuomonė jis yra. To really get good association, the people who you're going to associate with, they really should be or must be genuine followers of Srila Prabhupada. Pasakysiu ir duosiu jums paslaptį, kad žmonės, su kuriais jūs stengiatės bendrauti ir norit gauti bendravimą, jie turėtų būti Šrilos Prabhupados pasekėjai. Because he's the one who has changed the world through his Krishna consciousness. Nes jis yra būtent tas, kuris pakeitė pasaulį per savo Krishna sąmonę. I'll tell you one little story Indradyumna Maharaj told me. Ir aš jums papasakosiu istoriją, kurią Indradyumna Maharadžas papasakojo. Maharaj was coming to a festival of ours in East Siberia near Irkutsk. Ir Narada, Indradyumna. Reiškiasi rytų Sibire. Mūsų mokslavimo programą. Okay. But the flight got diverted because where they're meant to go, there was fog. Ir žodžiu, bet skrydis buvo atidėtas dėl to, kad tuo metu, kai reikėjo skristi, buvo rūkas. So they had to land and wait for some hours in another city. Todėl mums reikėjo nusileisti ir palaukti keletą valandų kitame mieste. So they got off the plane, they were waiting in the airport. Taigi mes laukėme oro uoste. And there's this old man in the airport sweeping the airport. Ir tenis buvo toks senukas, senas žmogus, kuris šlavė oro uosto grindis. He was really someone left over from the communist days. Ir jis buvo kažkas tokio, kas buvo užsilikę dar nuo komunistinių laikų. So he looked at Maharaj. Ir jis pažvelgė į Maharadžą. And out in that area, Irkutsk and sort of out there are many Buddhists. Ir žinote, ten toje teritorijoje Irkutską, aplink Irkutską yra daug budistų. So this old man walked up to Maharaj. Ir tas senas žmogus priėjo prie Maharadžo. He said, "Who are you? Ir jis paklausė, kasgi tu toks? What are you? Kas tu tokia? You're a Buddhist." Ar tu budistas? And Maharaj, through a translator, said, No, I'm not a Buddhist. I am Hare Krishna. Ir Maharadžas ir vertėja atsakė jam, ne, aš nesu budistas, aš esu Hare Krishna. And the old man said, you are Hare Krishna. Ir tada senas žmogus pasakė, aha, taigi tu Hare Krishna? And Maharaj said, yeah, you heard of Hare Krishna. Maharadžas paklausė, tai jūs girdėjote apie Hare Krishna? It was out in some small town deep in Siberia. Nes tai buvo mažas nutolęs miestelis kažkur giliai Sibire. So yeah, you heard of Hare Krishna. Ir jis pasakė, taip, aš girdėjęs apie Hare Krishna. And the man sort of took a step back, like, of course I've heard of Hare Krishna. Jis pasakė, žengė žingsnį atgal ir pasakė, tai žinoma, kad aš girdėjau apie Hare Krishna. You think I'm stupid? Ar tu manai, kad aš kvailas? Really? So,
association. Yra bendravimas. And that's, ultimately from association with Prabhupada. Ir aišku, galutinė prasme aukščiausias bendravimas su Šrila Prabhupada. Yeah. Of course then, another example is Lord Chaitanya, who gave his association to the animal. Ir dar vienas pavyzdys, tai Viešpats Čaitanija, kuris davė savo, bendravo netgi su gyvūnais. What? Small trees, yeah. There they are. There's the elephants. Štai žiūrėkit jo, štai ten yra drambliai. Jarakhanda forest. Dvirakantas miške. Right. Okay. Well, here's an interesting little one. Ir yra labai įdomi trumpa istorija. There's one devotee in Italy. He's an elderly, old man now. Vienas atsidavęs Italijoje, jis yra dabar gan garbaus amžiaus. He was a Catholic priest. Jis buvo katalikų pamokslautojas. And he had his own little church in some village. Šventikas kunigas ir jis turėjo savo mažą bažnyčią kažkokiam kaime Italijoje. And every so often, or like once a week, he would do confessions. Ir žodžiu, gan dažnai, kartą savaitę jis priimdavo išpažintis. You understand what confessions is? There's a curtain, so you don't see who's the person who is confessing. Ir žinot, visi, kas yra išpažintis, tai yra tokia būdelė ir užuolaidos, kad nematyti, kas ten, sako savo išpažintį. So it's meant to be anonymous. Taigi tai turėtų būti anonimas. But then they tell the priest that, this week I drank this and I did that and, I robbed the bank and, I did all these bad things and I'm really sorry. Žodžiu, tada ateina žmogus, viskas vyksta anonimiškai ir jisai tada sako, žinai, aną savaitę aš ten gėriau, susimušiau, apiplėšiau banką. The priest. Atsiprašau labai dėl to. The priest is then meant to accept the confession and say, okay, you are sort of, we free you from any of the reactions. Ir tada šventikas kunigas, jis sako, gerai, žodžiu, viskas, mes tave išvaduojame nuo pasekmių. So the priest, living in this village for like at least 10 years. Ir tas šventikas gyveno tame kaime apie 10 metų. He knew everyone. Jis pažinojo kiekvieną. And so when people came in, even though there's a curtain there, he knew who it was. Ir kai žmonės užeidavo pas jį, nors ir buvo kabėjo ten užuolaidas, taip pažinojo, kas ten ir vienas atėjo. So they confess, I did this wrong and that wrong. Ir jie tada sakydavo išpažinti, aš padariau tą ir tą blogai. And he knew who everyone was. It's this one, it's that one, I know all these people. Ir kadangi jis visus pažinojo, tai jis puikiai žinodavo, kas per asmuo jam sako išpažinti. So he had some association with devotees. Ir žodžiu, jisai taip nutiko, kad jisai gavo galimybę pabendrauti su atsidavusiais. And now with this experience, every week for years, he understood these people they're not changing and they're not going to change. Po tos išpažinčių patirties, kuri tęsiasi savaitę, mėnesiais ir metais, jis suprato, kad tie žmonės, kurie sako išpažinti, nesiruošia keistis. So he decided, I'm going to become a Hare Krishna. Taigi jisai nutarė, aš geriau jau tapsiu Hare Krishna. And he became a Hare Krishna. Ir jis tapo Hare Krishna. And he's still a Hare Krishna. Ir jis vis dar yra Hare Krishna. Because it works. Krishna consciousness works. Nes tai veikia, Krishna sąmonė veikia. Right. So anyway, there's some thoughts on getting good association. Taigi tokios yra mintis apie tai, kaip gauti gerą bendravimą. Now, okay, we just got a couple of minutes. Mes dar turim porą minučių. And I want to make a point of association with different levels of devotees. Aš norėčiau papasakoti apie kaip reikėtų bendrauti su skirtingo lygio atsidavusiais. Devotees who are more senior to you, you can get their association by rendering some service to them. Taigi, jeigu susitinkate atsidavusiai, kuris yra vyresnis už jūs, tai jūs
gali gauti jo bendravimą, atlikdami jiems kokią nors tarnystę. or asking some questions of them. Arba užduodami klausimus jiems. These are suitable ways to get the benefit of their association. Tai būtų tinkamiausi būdai, kaip gauti naudą iš tokio bendravimo. Devotees who are more or less on the same level as you, Ir atsidavus, jeigu susitinkate atsidavusi, kuris yra tokiam pačiam lygmenį kaip you jūs, can get their association by rendering service together like a team. jūs galite gauti jų bendravimą, atlikdami kartu tarnystę kaip komanda. So, yeah, as you're serving together, you can discuss about Krishna back and forth. Ir kai jūs man atliekate tarnystę, kartu jūs galite aptarti Krišną ir vairiausius klausimus susijusius su juo. Then with devotees who are junior to you, you know, really, well, you've got to give them your association. Ir jeigu sutinkate jaunesnius už save atsidavusius, turėtume duoti jiems savo bendravimą. And if you are junior to another devotee, you should not, like, try to give him your association by instructing him. Ir žinoma, jeigu jūs esate jaunesnis atsidavęs, jūs neturėtumėte vyresniam, žodžiu, kaip bendrauti, taip tarsi jos mokytumėte, duotumėte nurodymus kažkokius. And what I'll do to close, I will tell you a very short story, Ir pabaigai aš papasakosiu labai trumpą istoriją, which many of you will have heard before because I've told it many times. ir aš jau pasakau šitą istoriją daugybę kartų. It's about when Prabhupada installed, who was it, Radha Gopinath in Amsterdam. Tai istorija apie tai, kaip Šrila Prabhupada instaliavo Radha Gopinathą Amsterdame. The devotees in Amsterdam had never done a deity installation. Atsidavusi Amsterdame niekada nebuvo prieš tai anksčiau instaliavę dievą. They were doing everything wrong. Ir viską, ką jie darė, viskas buvo If neteisinga. it was possible to do it wrong, they had sort of perfected it. Ir jeigu buvo kur nors galimybė padaryti klaidą, tai jie jau pasiekė tobulumą, tada žodžiu padarydavo tą klaidą. And Prabhupada was, you know, Prabhupada didn't just sit there and just, oh, it's okay, it's okay. Ir Šrila Prabhupada ten sėdėjo iš pradžių sakė, na, nieko tokio, nieko tokio. He was saying, no. Ne? Nesakė, Prabhupada taip nesėdėjo ir nesakė, kad viskas, viskas He gerai. was saying, don't do this, do that. Jisai sakė, nedarykite to, darykite taip. Don't do that, do this. Ir nedarykite šitaip, darykite va taip. Like repeatedly. Ir jisai ištisai tai kartoja. So finally, the last thing in the program pretty much was they're going to have a fire sacrifice. Ir pabaigai, žodžiu, programos, jie ruošiasi, žodžiu, daryti ugnies aukojimą. And so there was, what we had one yesterday, wasn't it, or the day before? Ir mes Yesterday. turėjom jalį. Anyway, you know, they put some bricks around, and then some flowers and fruits and things. Ir žinote, jie išdėliojo plytas ir sudėliojo vaisius ir gėles aplinkui. So they had put the bricks around, but that was all. Ir jie tenais buvo sudėtos tiesiog plytos ir viskas. And Prabhupada said to the temple president, where is the fruit? Ir dėl Prabhupada paklausė šventyklos prezidento, kurgi yra vaisiai? Fruit, temple president, fruit, where's the fruit? Ah, he ran into the kitchen. Ir šventyklos prezidentas apsidairė, kurgi tie vaisiai ir jis tada nubėgo į virtuvę. Prabhupada wants the fruit, where's the fruit? Prabhupada nori vaisių, kur vaisiai? They knew that Prabhupada, when he takes fruit, normally he has it cut up very nicely. Ir jie žinojo, kad kai Prabhupada paprastai valgo vaisius, jie turėtų būti labai gražiai supjaustyti. So they made the quickest fruit salad in the history of Islam. Ir tada jie pagamino pačias greičiausias vaisių salotas Islamo istorijoje. Nice big bowl. And temple president came out, Srila Prabhupada, here's the fruit. Ir mes sudėjo viską į dubenį ir tada šventyklos prezidentas atėjo pas Prabhupadą ir pasakė, štai Šrila Prabhupada vaisiai. And Prabhupada looked at the fruit salad. Prabhupada pažvelgė vaisių salotas. And he didn't say anything. Jis nieko nebepasakė. He just looked to the side. Jis tiesiog suko žvilgsnį į šoną. Haribol. So standing right next to Prabhupada was a hippie
Ir šalia Šilos Prabhupados, šalia gretimas stovėjo hipis. He was a bit of a devotee, Ir jis jau trupučiuką buvo atsidavęs. not too much, but Ne per daug. a little bit of a devotee. Truputuką. And he was standing with a bead bag and chanting some japa. Ir jis stovėjo su savo džiapmaišiu tenais ir kartojo mantrą. Long, greasy hair, black clothes, not very clean. Ir žinot, pas jį buvo tokie ilgi, riebaluoti plaukai, juodi drabužiai ir jis toks nelabai švarus. Standing there right next to Prabhupada. Stovėjo tiesiog visiškai šalia And Prabhupados. Prabhupada reacts to the fruit salad. Ir Šila Prabhupados reakcija į tos vaisių salotas buvo. And hippie boy leans over to Prabhupada. Ir hipis tada pasilenkė prie Šilos Prabhupados. He says, Srila Prabhupada, just chant Hare Krishna. Ir pasakė, Šila Prabhupada, tiesiog kartokit Hare Krishna. And Prabhupada looked at him Ir Prabhupada pažvelgė jį. like, who are you? Kas tu toksai? And Prabhupada took his beads and started chanting Hare Krishna. Ir Šila Prabhupada pasiėmė savo karolius ir pradėjo kartoti Hare Krishna. Because you can take gold from a dirty place. Todėl, kad jis galėdavo užgauti auksą net ir iš purvinoj vietoje. So Hare Krishna devotees, hope you managed to gain something from that about getting good association. Taigi, Hare Krishna atsidavęs, aš tikiuosi, kad jūs išgirdote ir gavote idėją apie tai, kaip gauti gerą bendravimą. Srila Prabhupada Ki Jai! Hare Krishna.